Norėčiau pakviesti pakeisti savo matyti smirą ir knygą. Labą dieną, gerbiami Seimo nariai. Labą dieną visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų, tai šiandien mes turim pasidžiaugti tai, kad yra viena tik pusė visuomenė susirinkusi. Ir norėčiau pasakyti tai, kad bendrieji planai atrodo, jie atsiranda iš kažkur. Tai pirmiausiai, žmonės turi žemę, jie žino, kad bendrasis planas bus tvirtinamas ir jis pareiškia savo norą, ką jis ten matytų. Taip taryba patvirtina ir nustato vietas, sakysim, taip ir Pagėgiuose atsitiko, kad žmonės turinti žemę pageidavo, taip atsirado jėgainių vietas. Aš buvau susirinkime Pagėgiuose, vienam negalėjau būti, nes buvo tarybos posėdis, antram buvau posėdį. Ir žinot, paėmiau Jeleną, pakėliau vieną žmogų, atėjo tarybos narys Kelneris, kuris jo pagrindiniai žemėje, jis yra Rambino ūkio kooperatyvo Rambino pirmininkas ir valdo didžiąją tą žemę, kur daugiausiai jėgainių yra statys. Tai yra dvejopa nuomonė. Jie nori jėgainių, jie prieš tai paprašė tų jėgainių. Yra antra, yra dar viena girdžiama nuomonė, kur sako, kodėl ne ant mano žemės, kodėl aš turiu derinti šalia tą 120 metrų. Juk būtų gerai, kad ant mano žemės būtų, aš turėčiau tą pinigėlį. Tai iš tikrųjų mes esam vykdančioji valdžia. Ir tą, ką Tauragės meras kalbėjo, kad iš tikrųjų, jeigu mes nepatvirtinsim, tai verslininkai, jeigu nebus netikimų, jie drąsiai gali kreiptis į teismą ir teismo išlaidas kažkas tai turės padengti. Taip, kad aš norėčiau ir aš po to sudariau, po to susirinkimų, po šito jūsų susvarstymų, aišku, sakau, buvo dviejopų, bet tie, kurie pasirašė, tie žmonės, kurie išnuomavė tą žemę, jie netgi slepia veidus ir ne visada nori dar kalbėti. Tai kas būtų, jeigu į tą salę sueitų, sakau, ir taip. Po to padariau potvarkį, Jelena dalyvavo, tam dalyvavo jėgainių atstovai, mes kalbėjomės ir iš tikrųjų sakiau aš savo nuogąstavimus, kad kai kurios jėgainės tikrai netenkina, kas yra Lumpėnus, kai supa gyvenvietę. Aš tikrai susirinkime pasakiau viešai, kad aš turiu kaip tik, kad buvau Lumpėnų gyventojas, dabar ką toliau persikėliau. Mano žemė yra tie 3 hektarai išgarsinti per visą televiziją, lyg brangi, bet kokia. Bet tikrai jinai yra tenka ir Kutvičios ir ant mano žemės nėra planuojama nė viena jėgainė. Aš džiaugiuosi, kad ant mano tėvo irgi nėra nė viena jėgainė planuojama. Ir tada sakiau, kad viskas prasideda verslininkas, kol neturi žemės, jis nieko nepadarys. Smagu, sakysim, galiu pasakyti, kai tie, kurie prašė bendrajam planį nustatyti, ten Kelneris ar dar kažkurie, kurie turi tą žemę, bet yra tie, kurie kiti susipirko, išsinuomavo, bet ne aš išnuomavau žmonės. Mūsų kaimynai, vieni kiti, kai turi žemę, verslininkas turi ateiti gali į savivaldybę prašyti ar specialusios planą, ar detaliausios, kad tai būtų prašymo dokumentacija. Yra nuostata, per 20 dienų mes turim duoti atsakymus. Šiandien jūs kalat mumis prie kryžiaus ir aš taip jaučiuosi, kaip žinot, dar ateina pasako, kad prezidentės kalba, kad valdžia tai blogiečiai yra, jaučiuosi iš tikrųjų taip įdomiai. Tad į visus klausimus iš tikrųjų nesugebėčiau aš tikrai atsakyti. Nes reikėjo, kada kviesti visą laiką, reikia kviesti ir administracijos darbuotoją. Tarybą reikia atskirti nuo mero pareigybės. Bet tą, ką politiškai galėčiau atsakyti, aš galėsiu atsakyti. Nes vis dėlto reikia iš administracijos, iš tie, kurie yra teisininkai, tie, kurie yra architektai. Ir aišku, programą išsiųsti prašyčiau iš anksto, kad žinočiau, ko pasiruošti, kokiais klausimais. Pasisakymas yra platus. Taip, kad norėčiau klausimų, jeigu jūs galėsiu atsakyti. Prašau. Pavyzdys to. Jeigu aš gyvenu gyvenvietį, laikau gyvulių. Ir pavasarį noriu išvežti mėšlą iš savo tvarko. Tai aš privalau visų kaimynų gauti leidimą, kad aš galėčiau išvežti. Aš supratau klausimą ir labai dabar taip, dėl žemės sklypo. Aš išsinuomavau sklypą, įstatau vėjo jėgainę.
su kaimynais nesuderinę šitą klausimą. Nesuderinęs. Įstato taip, vėjo jėgainės. Kaimynai aš tikrai dėl laikas tokos aš suprantu, bet aš suprantu atsakymą. Nesuderinus ne viena jėgainė nebus statoma, tai yra neįmanoma, tokie dalykai. Tai neįmanoma šitą dalyką. Kaimynai yra reikalingi suderinti ir atstumai ar 120 ar 500 metrų. Jeigu mes šiandien visi esame nepatenkinti atstumais, tai tam ir yra Seimo nariai, kurie mes garsiai turim pasakyti. Netenkina šalia gyvenviečių pusę kilometras ar dar kažkokia. Jeigu jūs manęs norit paklausti, ar mane tenkina, tikrai manęs netenkina šalia gyvenviečių 120 ar 500 metrų. Tegu būtų tolimesnį tie atstumai. Bet tai yra Seimo nariai, tikrai yra, mes esame vykdančioji. Zaleskas dar labai įdomu yra, tikrai noriu, jeigu galima dadurti, iš pačių tų gyventojų, kurie gyveno arti tų vėjo jėgainių, kurie stato, sudeda parašus, kad sutinkame, kad šalia mano sodybos būtų statoma vėjo jėgainė, o po to eina į bendrą būrį ir vėl rėkia, vėl rankas kelia. Tai čia yra... Žmonės nežino. Nu tai ką reiškia nežino, tai kaip apginti jūs, jeigu jūs nežinot, pasirašot, paimat pinigus, o paskui jūs apginti. Dabar aš jums pasakysiu pavyzdį. Darbėnuose Bronislavas Lubys pastatė vėjo jėgainių parką. Aš atsiprašau, aš norėčiau, kad klausimai būtų pagal mano kompetenciją. Ar jūs turite, ar labai atsiprašau? Dar nepastačius vėjo jėgainių, atvažiavo komjaunuoliai, kurie kiekvienam gyventojui pasiūlė po 300. Aš noriu prisistatyti, aš esu Pagėgių savivaldybės ir noriu iš Pagėgių savivaldybės. Aš žinau, ir reiškia, tie žmonės, kas nenori 900 litrų gauti, nežinodamas už ką, padėjo parašą, o po 2 metų atsirado vėjo jėgainių parkas. Aš pabandysiu vis dėlto į tą tokį lygį įeiti. Tai noriu pasakyti, iš tikrųjų, žmonės skuba pasirašyti, kad tik su jo, o ne su kaimynu, nes bijo, kad bus pas kaimyną. Tai buvo prieš 3 metus ir jau 3 metus žmonės pasirašinėjo tas sutartis. Ir kad kaimynai nežinojo. Nežinojo. Gražina, jūsų prašau klausimą. Sakučiusi pastatė 6 vėjo jėgainės, žmonėms pinigus sumokėjo, jie nežinojo už ką. O paskui pastatė vėjo jėgainės. Gražina, klausimas. Iš tikrųjų, mes negalim kaltinti tų žmonių, kurie prieš 2 ar 3 metus pasirašė, nes atvažiavę vėjo jėgainių šitie gyventojai tikrai neinformuoja, koks yra poveikis sveikatai, aplinkai. Jie prieš 3 metus mes tikrai buvo labai mažai informacijos. Patikėkit, meras, yra žmonių, tiesiog laukti, kad tas buvo išėtos ir kaip būtų galima šitas nutraukti. Nes jie buvo kaip ir apgaulės būdu, kad jeigu aš nežinojau, aš pasirašiau, tai man dabar ką man daryti ir mes iš tikrųjų meras tikrai nesimuštume. Matėt, jūs pas Ne, mes tikrai nesimušim, mums nėra dėl ko. Aš tik noriu pagarsinti, ką aš buvau Baltronį lyg tai pakėlęs, tada paprašiau. Sakau, ar galėtumėte atsisakyti savo sutarties? Tai atsakė, o kodėl aš turiu važiuoti į užsienį, į Angliją? Taip buvo. Nu, čia vienas